25 metai, kai mes švenčiame nepriklausomybės dieną. Turėtų būti aišku, kad laisvės nepriklausomybės verti tik dori ir sąžiningi žmonės. Turime būti vieningi ir darbštūs, nes labai trapi ir pažeidžiama gali būti nepriklausomybė. Minėdami kertinę mūsų tautos santarvės ir solidarumo datą, turime suprasti, kad vasario 16 yra tvirta istorinė jungtis, telkianti lietuvių tautą kovai už laisvę ir demokratiją, kviečianti bendram valstybės kūrybos darbui. Todėl nebijokime iššūkių ir sunkmečių, nes mes juos įveiksime drąsiai žengdami nepriklausomybės akto signatarų nutiestų keliu. Renginį skirtą Lietuvos atkūrimo dienai pradėkime tautišką giesmę. Čia visiems susirinkusiems į sceną kviečiame tarti Švenčionių rajono merą Rimantą Klipčių. Mėly Švenčionių krašto žmonės, iš tiesų vasario 16 kiekvieno jūsų širdyje yra nepaprastai svarbi ir labai didinga data. Ši data turbūt yra viena didingiausių mūsų istorijos datų, kuri žymi, kaip kažkada prieš 107 metus 20 narsių, drąsių, sumanių žmonių atkūrė Lietuvos valstybę. Be jokios abejonės, tai nebuvo tik tai vienos datos ar vieno teksto kažkokia tai išvada. Tai buvo nuoseklus, ilgas kelias, kurį turėjo tie žmonės nueiti, norint atkurti Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę. Tas laikotarpis, kuris tuo metu buvo, jisai taip pat buvo nepaprastas. Tai buvo didžių valstybių kova po saulę, stumdymasis vienos imperijos prieš kitą imperiją, sąjungininkų stumdymasis vieni prieš kitus. Ir tuo metu perbraižyti Europos žemėlapį tikrai nebuvo paprasta. Ir paskelbti, kad ši valstybė atsikūrė ir ši valstybė yra nepriklausoma, kad sostinė yra Vilnius, tikrai buvo tuo metu nepaprasta. Reikėjo tikrai labai daug išminties, drąsos, sumanumo, netgi konspiracijos tą dalyką pasiekti. Matėme, jau žiūrėdami į praeitį, kaip nepaprastai buvo tą valstybę išlaikyti, kaip nepaprasta buvo tą valstybę skatinti, kaip buvo svarbu tuo metu kelti patriotizmą, kaip svarbu buvo kalbėti apie tapatybę, kadangi istorija parodė, kad atsikūrusi valstybė tikrai turėjo begalės priešų arba turėjo kitaminčių, kurie norėjo tą valstybę vėlgi ištrinti iš istorijos, norėjo ištrinti iš Europos žemėlapių. Ir praėjus šiam laikotarpiui
ir atėjus naujiems laikams, šiandieniniams laikams, kalbėti apie 1918 metų vasario 16, manau, kad yra labai svarbu, reikalinga ir turbūt kiekvienas iš mūsų turim dar sykį sugrįžti į tuos laikus, kad turbūt pasisemtume tos stiprybės, kuri buvo tais laikais. Žiūrint dabartinę perspektyvą, galvojant, kuo svarbi vasario 16, turbūt kiekvienas galvojame apie dabartinį žmogų, apie jo vertybės, apie jo būsenas, kas jam svarbu. Ar jam svarbi trispalvė, kiek jam svarbus vytis, kiek svarbu džiaugtis valstybės pasiekimais. Todėl šiandieną matydamas pilną salę jūsų atėjusi į šį renginį, noriu jūs pasveikinti, pasidžiaugti, kad jums ši data yra svarbi. Šią dieną Švenčionių savivaldybė taip pat švenčia ir turi ypatingą dieną, kadangi ne šią dieną sveikiname ir džiaugiamės mūsų krašto šviesuoliais, bendruomenėmis, aktyvistais, žmonėmis, kurie kiekvieną dieną kuria Lietuvą, kurie kiekvieną dieną daro ją stipresnę. Todėl nepaprastai džiugu ir malonu šiandien dieną bus įteikti premijas, bus malonu įteikti padėką žmonėms, kurie prisideda prie Švenčionių savivaldybės vystymosi, nes tai manau, kad yra labai svarbu ne tik šiandienai, bet ir ateičiai. Todėl dar sykį nuoširdžiai visus sveikinu su valstybės atkūrimo diena, kiekvienam iš jūsų linkiu kuo didžiausios sėkmės, stiprybės, būti šio krašto kūrėjų, nes tai yra tikrai labai labai svarbu. Tad su šventėjus, mėlyjei. Kaip jau meras pasakė, tradiciškai vasario 16-oje kasmet Švenčionių rajono savivaldybė teikia nominacijas už nuopelnus Švenčionių rajonui. Kviečiu iškilmingai įnešti nominacijas į sceną. Nominacija už nuopelnus Švenčionių rajonui, už pasiekimus bendruomenių telkimo ir aktyvinimo, piliečių iniciatyvų įgyvendinimo srityje, Pabradės bendruomeniai Domus. Pabradės bendruomenė Domus jau 21 metus veikianti aktyvi vietos bendruomenė, vienijanti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių narius, skatinanti pilietinės iniciatyvas, stiprinanti bendruomeniškumo jausmą. Bendruomenė nuolat aktyviai dalyvauja Lietuvos valstybinių švenčių minėjimuose, patriotinėse veiklose, skatinančiose pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą. 2024 metais dalyvavo tarptautinėme floristinių kilimų konkurse Anykščių kurorto spalvos, kuriame pelnė 2. vietą. Kūrybingos ir entuziastingos komandos pastangomis sukurtas žemės meno principų paremtas vertikalus kūrinys Vasaros spalvų sūkuryje, kuriam panaudota ne mažiau kaip 80% gamtinės kilmės medžiagų. Domus bendruomenė, ugdydama jaunimo atsparumą, pilietiškumą bei skatindama domėjimąsi Lietuvos kariuomenės veikla, jau ne vienerius metus organizuoja sukarintą dienos stovyklą Pabradės ryto ir Pabradės gimnazijos mokiniams. 2024 metais organizuotos gatvės krepšinio 3-ant-3 varžybos Pabradės bendruomenės Domus tauriai laimėti. Renginys subūrė ne tik Pabradės miesto gyventojus, bet ir svečius iš Lietuvos kariuomenės bei Švenčionėlių miesto. Daug dėmesio bendruomenė Domus skiria miestą puošiančioms iniciatyvams. Bendruomenės nariai kartu su seniūnija ir UAB Pabradės komunalinis ūkis prisidėjo prie kalėdinių dekoracijų kūrimo ir miesto puošimo. Ypač išsiskyrė jų dekoruota arka aukštutinėme miesto parke. Pabradės bendruomenė Domus ne tik puoselėja tradicijas ir organizuoja bendruomeninės iniciatyvas, bet ir aktyviai prisideda prie miesto aplinkos kūrimo bei estetinio grožio.
Kviečiame į sceną Pabradės bendruomenę Domus. Nominantus paprašysime pasilikti scenoje, po to pasidarysime bendrą nuotrauką istorijai. Čia. Nominacija už nuopelnus Švenčionių rajonui neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimo į visuomenės srityje Danguolei Karmonieniai. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausiai specialistai. Danguolė Karmonienė socialinės paramos teikimo srityje dirba nuo 1992 metų. Per 33 jos darbo savivaldybės administracijoje metus vyko ne viena piniginė socialinės paramos, šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų reforma, išmokų apskaitos skaitmenizavimas. Danguolė Karmonienė puikiai išmano visus jų skyrimo procedūras. Ji nebijo iššūkių, nuolat domisi savo profesinės srities naujovėmis, aktyviai dalyvauja įvairiuose seminaruose ir mokymuose. Visa Danguolės Karmonienės kaip specialistės veikla susijusi su pagalba socialiai atskirtį patiriantiems žmonėms. Ir ne tik skiriant piniginę socialinę paramą. Danguolė Karmonienė nuo 2014 metų koordinuoja rajone Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama materialiojo nepritekliaus mažinimo programą, kurios dėka nepiniginę socialinę paramą kasmet gauna apie 3000 rajono nepasiturinčių gyventojų. Sukaupta ilgametė patirtis ir žinios yra labai vertingos tobulinant išmokų nepasiturintiems rajono gyventojams, šeimoms, vaikams bei asmenims su negalia skyrimą reglamentuojančius teisės aktus. Danguolė mielai savo žiniomis dalinasi su kolegomis, seniūnijų specialistais ir visais į ją besikreipiančiais patarimo. Ji kiekvieną išklauso, pataria ir visada randa geriausią sprendimą. Kompetencija, atsidavimas savo darbui, nuoširdumas ir pagarba aplinkiniams, tvirtumas ir atkaklumas, pastebimas ir vertinamas ne tik bendradarbių, bet ir vadovų bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių išmokų srities specialistų. Į sceną kviečiame Danguolę Karmonienę. Ir gerbiamo vicemerė, aš labai atsiprašau, kad jūsų nepakviečiau su meru kartu. Nominacija už nuopelnus Švenčionių rajonui, naujų technologijų ir investicijų pritraukimo, darbo vietų sukūrimo srityje Vidmantui Nalivaikai, mažosios bendrijos tentinių medžiagų specialistai vadovui. Vidmantas Nalivaika baigęs ekonomikos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete, sėkmingai pasuko verslo keliu.
Mažosios bendrijos tentinių medžiagų specialistai verslas, prasidėjęs kaip pagalba artimam žmogui, dabar sėkmingai prisideda prie Švenčionių rajono ekonomikos augimo. Vidmantas Nalivaika darbą organizuoja kitaip nei dauguma konkurentų. Paprasta pagalba peraugo į verslą, kuris šiandieną kuria naujas darbo vietas ir diegia modernes technologijas. Įmonė investavo į modernę tentinių gaminių gamybos įrangą, taip pritraukdama naujų investicijų į regioną. Šiuo metu tentinių medžiagų specialistai komandą sudaro 16 darbuotojų. Įmonė ne tik mažina nedarbą regione, bet ir siekia socialiai atsakingos veiklos, remdama vietos bendruomenės ir socialinius projektus. Įmonės įkūrėjas Vidmantas Nalivaika aktyviai prisideda prie įvairių renginių organizavimo ir jų rėmimo. Vykdo paramos projektą Rajono angelai, kurio dėka padedama sunkiau gyvenantiems vietos gyventojams. Tentinių medžiagų specialistų produkcija paklausi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose – Vokietijoje, Olandijoje ir Lenkijoje. Pažangios gamybos technologijos leidžia įmonei išlaikyti konkurencingumą. Tarptautinėje rinkoje įmonės sėkmę liudija įgyvendinti projektai. Angarai NATO naikintuvams Zokniuose, pavėsinė popiežiaus poilsiui vizito Lietuvoje metu, paviljonai NATO samitui Vilniuje, laikinas amfiteatras Jonavoje, angarų parkas Pabradės poligone ir lauko klasės darželiuose, mokyklose visoje Lietuvoje. Vidmantas Nalivaika. Vidmantas dėl labai svarių priežasčių šiandieną negali dalyvauti, bet jisai prašė, aš esu įpareigota perskaityti jo padėkos žodžius, tekstas neredaguotas. Visus su vasario 16-ąją. Dėkoju už šią nominaciją Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centrui. Nesitikėjau tokio įvertinimo. Labai ačiū, dirbsime toliau ir daugiau. Naudodamasis progą noriu padėkoti Švenčionių rajono merui Rimantui Klipčiui, kuris prisidėjo prie to, kad įsikurtume ne Nemenčinėje, o būtent Švenčionėliuose ir įveiklintume apleistus pastatus ir teritoriją. Taip pat didelis ačiū už kantrybę ir pagalbą Rasai Bliūdžiuvienei ir Anai Jokšienei, Juozui Urbanavičiui ir Gediminui Kondratovičiui, bei visiems jų skyrių kolegoms, kuriuose buvau nuolatinis svečias su klausimais ir atsakymų paieškomis. Kad jau yra proga, dar viena padėka visam VVG skyriui ir atskirai Birutei Borovikieniai, už tai, kad patikėjo idėją ir palaikė mūsų ilgalaikę viziją. Dėkui visiems, su kuriais vienais ar kitais kontaktavome ir turėjome reikalų. Esame nedidelis rajonas, tik dirbdami kartu, bendraudami ir dalindamiesi idėjomis galime padaryti veiksmingų dalykų. Ačiū, su pagarba Vidmantas. Kadangi Vidmantui filmuoja šitą visą, tai mes visi pamojuojam ir mes jam nusiūsime būtinai, tai Vidmantai sveikiname tave ir nominaciją ir padėką tikrai greitų laikų mes tau įteiksime. Sveiki. Nominacija už nuopelnus Švenčionių rajonui kultūrinėje, švietėjiškoje bei etnokultūrinio paveldo saugojimo ir puoselėjimo srityje. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos dailės mokytojai ekspertai Jūratei Vitkauskienei. Didžiausia plojimai ir didžiausias tekstas Jūratei. Dailės mokytoja Jūratė Vitkauskienė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje dirba nuo 1996 metų. Tai puikiai savo dalyką išmananti, kūrybinga, veikli ir darbšti pedagogė. Jos parengti mokiniai laimi aukščiausius apdovanojimus kūrybiniuose konkursuose, rajoninėse dailės olimpiadose. Ne vienas mokinys yra gavęs laureato diplomą ir respublikinėse dailės olimpiadose. Pamokose mokytojas skatina mokinių kūrybiškumą, ugdo savarankiškumą, kuris keičia mąstyseną, leidžia atrasti didžiąsias tiesas pačiam mokiniui. Didelį dėmesį skiria naujosioms technologijoms, sudomina mokinius ir skatina juos kurti meno kūrinius, siekdama, kad iš mokyklinio suolo kiekvienas išsineštų pirmiausia meilę menui, ugdo pagarbą kultūriniam palikimui. Dailės pamokas dažnai integruoja su muzika, etnokultūra, menu, filosofija, literatūra ir istorija. Turėdama savitą vertinimo sistemą, naudoja įdomius mokymosi motyvaciją skatinančius metodus.
kad mokymasis skatintų savarankiškumą, keistų mąstyseną, leistų atrasti didžiasias tiesas pačiam mokiniui. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, veda seminarus, skaito dalykinius metodinius pranešimus. Mokytoja dažnai organizuoja mokinių fotografijų, tapybos, grafikos, kitų kūrybinės raiškos darbų parodas. Mokinių darbai eksponuojami Švenčionių kultūros centre, Švenčionių visų šventųjų bažnyčioje, Švenčionių Nalšios muziejuje, Servetos regioninio parko direkcijoje, įvairiose šventėse ir mugėse. Mokytojos iniciatyva gimnazijoje įkurta menų studija. Jos ugdytiniai renkasi interjero ir grafinio dizaino, dailės pedagogikos, fotografijos studijas. Mokytoja yra ne tik talentinga pedagogė, padedanti atskleisti jauniems talentams, bet ir pati dalyvauja parodose, pleneruose, aktyviai prisideda formuojant Švenčionių miesto kultūrinį įvaizdį, kuria logotipus, profesionaliais patarimais darbais padeda miesto institucijoms organizuoti kultūrinius renginius. Jūratės Vitkauskienės sukurtos erdvinės kompozicijos puošia rajono grybavimo čempionatą, sukurtas floristinis kilimas rajoninį rudens kermošių, bažnyčioje kasmet per kūčias galime matyti vis kitokias dekoracijas. Jūratė Vitkauskienė yra kolektyvinių darbų organizatorė. Kartu su mokiniais kuria ne tik gimnazijos interjerą ir dekoracijas įvairioms šventėms, ji yra ryškus savo dėstomų dalykų lyderis, aktyvus šalies, miesto ir gimnazijos mokytojų bendruomenės narys. Dalyvauja menų sodo būrelio veikloms. Yra 2010 metais susikūrusi etnokultūros ansamblio Atgaja vadovė. Ansamblio nariai puošiasi mokytojos asmeninėmis lėšomis pasiūtais sceniniais kostiumais, žalvariniais papuošalais, pačios rištomis juostomis. Mokytoja Jūratė skatina jaunimą gerbti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, ugdyti meilę tėvynei ir tautinį tapatumą. Ji aktyvi savo krašto muzikinio gyvenimo puoselėtoja ir lietuviškumo ugdytoja. 2006 metais Jūratė Vitkauskienė buvo nominuota rajono metų mokytoja. Į sceną kviečiu Jūratę Vitkauskienę. Visus nominantus kartu su mero ir vicemerė atsistoti į centrą ir bendrai nuotraukai istorijai. Arčiau. Nu, turbūt sėdinti žiūrovai salėje nepagailės dar kartą mūsų nominantams plojimų. Jie iš tikrųjų to verti. Dėkojame nominantams. O meras su vicemerė paprašysim dar pasilikti, nes turime dar visą krūvą padėkų. Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus padėka Irinai Avinieniai, SAT Vilniaus pasienio rinktinė, Švenčionių pasienio užkardos jaunesniai specialistai, vidaus tarnybos vyresniai puskarininkiai už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Atsiimti padėką kviečiu Violetą Balčiūnienę, Švenčionių 3 amžiaus universiteto, Švenčionių menų pažinimo fakulteto dekanę, už atsidavimą 3 amžiaus universiteto bendruomeniai, įkvėpiančias idėjas, nuoširdų bendradarbiavimą, aktyvų edukacinių veiklų organizavimą.
Padėka Mantui Baušiui, SAT Vilniaus pasienio rinktinės, Adutiškio pasienio užkardos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkiui už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Padėka Nijolei Bogdanienei, Švenčionių 3 amžiaus universiteto Švenčionėlių menų pažinimo fakulteto dekaniai, už neblėstantį entuziazmą organizuojant įdomius ir prasmingus renginius, 3 amžiaus universiteto bendruomenės telkimą ir socialinės iniciatyvas. Turėjau pabučiuoti, nes krikšto mama mano. Padėka Anželai Čiapskieniai, VŠI Švenčionių rajono sveikatos centro bendrosios praktikos slaugytojai, už ilgalaikį darbą atsakingą ir nepriekaištingą konsultacinės poliklinikos administravimą. Į sceną kviečiu Zitą Daškevičienę, Švenčionių rajono Pabradės ryto gimnazijos biologijos vyresnėje mokytoja, už nuoširdų ir atsakingą tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimo koordinavimą, aukštus mokinių biologijos valstybinio brandos egzamino įvertinimus, nuoseklų mokinių sveikos gyvensenos ir pilietiškumo ugdymą. Į sceną kviečiu Ritą Gasperavičienę, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, ugdymui matematikos mokytoja, už pilietinių iniciatyvų skatinimą, sąmoningumo, kūrybiškumo ir meilės Lietuvai formavimą, pastangas ugdant aktyvius ir atsakingus piliečius. Padėka Oliai Leleikieniai, VŠI Švenčionių rajono sveikatos centro bendrosios praktikos slaugytojai, už ilgalaikį nuoširdų ir sąžiningą darbą vaikų ligų skyriuje ir skubios medicinos pagalbos skyriuje. Žinau, kad Olio šiandien nėra, bet turbūt direktorė paims padėką po šventės ir perduos didžiausius linkėjimus nuo mero. Padėka Erikui Kurilai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Švenčionių rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausiajam tyrėjui, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinį pareigų atlikimą.
Padėka Stanislavai Misiūnieniai, VŠI Švenčionių rajono sveikatos centro bendrosios praktikos slaugytojai, už ilgalaikį nuoširdų ir sąžiningą darbą geriatrijos vidaus ligų skyriuje bei atsakingą administravimą. Padėka Agnei Šalnieniai, Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos muzikos mokytojai, už nuolatinį atsidavimą ir kantrybę, indėlį į bendruomenės gyvenimą, profesionalumą bei įkvepiantį gebėjimą ugdyti jaunas širdis, perteikiant svarbės vertybės per aistrą muzikai. Į sceną kviečiu Janą Tomašauską, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Padėka Agnei Paulavičienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos šokio mokytojai, už aktyvę, kūrybišką pedagoginę veiklą, šokio meno sklaidą bei pilietiškumo ugdymą, dalyvaujant gimnazijos ir rajono kultūrinėje veikloje. Padėka Natalijai Valujevič, Švenčionių rajono Pabradės ryto gimnazijos vyresniajai socialiniai pedagogijai, už nuoseklų ir kryptingą mokinių vertybinių nuostatų ugdymą, dalykišką bendradarbiavimą su pedagogais ir socialiniais partneriais, stiprinant mokinių pilietinės dorovinės nuostatas, prevencinių veiklų inicijavimą ir vykdymą. Padėka PSAT Vladimir Žeimo, PSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos jaunesniajam specialistui, vidaus tarnybos vyresniajam puskarininkui, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Ir dar viena padėka Kristijonui Žičkui, VŠI ugdančių patirčių namai direktoriui, už svarų indėlį plėtojant paslaugas socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms.
nėra Kristijono, mes irgi jam perduosim būtinai. Nominacijos išdalintos, padėkos išdalintos, o jūsų laukia išties įspūdingas koncertas, kurį šiandieną jums dovanoja Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokio ansamblis Aukštaityje. Ir jų vadovai Gintautas Beržinskas, Jolanta Razmienė, Agnė Paulavičienė ir Jolita Budrytė Abramavičienė. Gražaus renginio.
Kalniškių Kadrelis, pirma strofa, pasivaikščiojimas. Susitikimas.
muzika!
Baixão, 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 ele lá.
Nuoširdus ačiū visam kolektyvui, į priekį noriu pakviesti vadovus, kurie kūrė šį gražų koncertą. Kapelos vadovas Gintautas Beržinskas. Choro vadovė Jolita Budrytė Abromavičienė. Vadovai, prašom į priekį. Na ir šokių grupės, jaunesniųjų ir pagyvenusio jaunimo vadovės Jolanta Razmienė ir Agnė Paulavičienė. Gintautai, Jolita. Ačiū Jums, mėly vadovai, ir ačiū visiems, aišku, dalyviams. Aukštaitija. O Jūs visi, mėly žiūrovai, ačiū, kad šventėte šią dieną kartu su mumis. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad mylite Lietuvą ir sakome iki kitų susitikimų.